turėtų būti nacionalinė programa infliacijai sustabdyti. Ir tai labai priklausytų nuo vyriausybės veiksmų ir nuo mūsų pačių kultūros supratimo lygio. Jeigu visa tauta, pradedant vyriausybė ir žmonėmis, priimtų savo, čia kaip ir paminėjau, kodėl yra tokia vidinė turėtų būti disciplina, mažinti vartojimą, kiek galima iki minimumo. Neskursant, bet tačiau yra kai kurie poreikiai mūsų yra, na sakysim, per dideli. Yra, aš jau galbūt pasakysiu tokį atvejį, labai įdomu, kada mokiniai Sokratą pakvietė į turgų ir parodė jam dar anais antikiniais laikais turgų ir po to paklausė, sako, na kaip mokytojau jums patiko? Sako, aš tikrai nežinojau, kad pasaulyje yra tiek daiktų, kurių man nereikia. Tai yra vienas momentas, kad daug galėtume susiveršti diržus visi. Socialinės išmokas reikia padidinti, nes pensininkai, jaunimas iš tikrųjų tai yra negalėtų taip stipriai susiveršti. Ir jau Kaljana minėjo, apie vyriausybę turėtų labai peržiūrėti savo įvairias programas ir remti tik tai tas, kurios yra būtinos programos. Čia jau turi pasakyti sveikas protas, bet tos, kurių galima atsisakyti, jų reikėtų atsisakyti. Aišku, visiškai sumažinus vartojimą, tada aišku, ekonomika irgi pradeda buksuoti, nes jinai taip sparčiai negali vystytis. Bet šitą laikotarpį tai reikėtų padaryti. Ir aišku, įvairios kalbos apie lito devalvavimą, atrišimą lito ir euro, kuris yra fiksuotas, tai irgi mums nepadeda. Ir aš pilnai čia pritariu gerbiamui Nausėdai, jis, galima sakyti, sudėliojo labai viską tiksliai. Kuo užsibaigtų, jeigu mes atrištume litą nuo euro ir nebūtų fiksuotas. Tada žmonių santaupos nuvertėtų labai greitai. Ir jeigu kitų atveju centrinis bankas turi turėti, sakysim, laisvas rankas, kad galėtų daryti įvairius veiksmus, skatinant ekonomiką, krizės metu apie valiutų valdybos modelio panaikinimą, tai įsivaizduokit, žmonės ištiktų šokas. Tie, kurie dar turi pinigų, laiko juos, o praktiškai visi, pradedant turtingais ir baigiant pensininkais ir neturtingais, kažkokius tai turi depozitus, indėlius bankuose. Tai dabar dar yra per infliaciją ir tai jie mažėja. Tai nutraukus valiutų valdybos modelį, suprantat, tada ištiktų iš vis krizė. Kažkas tuo atveju pasipelnytų, aišku, spekuliantai. O šiaip mūsų valstybė turėtų, vyriausybė, veikti aktyviau tarptautinėje plotmėje, vesti dėrybas daugiau dėl pačios infliacijos stabdymo tiek Europos ir pasaulio mastu. Mes žinom, čia aš nenoriu leistis į gilias problemas, kurios yra su besivystančiom šalim, su įvairios, net apie mūsų programas mes turime padaryti namų darbus, tačiau aktyviai turėtume pasireikšti ir ekonominėje srityje tarptautinėje, nes šiuo atveju krizė tokia, sakysim, visapusiška. Bet tai, aišku, čia galima labai daug kalbėti, bet maždaug mes įsivaizduojam taip. Aš turiu dar vieną klausimą. Jūs sakote, kad surinksite tuos 7%, pateksite į Seimą iš tikrųjų. Ar jungtumėte su kuo nors? Ar yra tokių partijų, su kuriuom tikrai nesijungtumėte? Žinot, aš pasakysiu taip. Partijose yra įvairių žmonės. Yra partijų, kuriuose yra gerų, blogų žmonių. Ir labai kitą kartą tenka man dirbti ir savivaldybė, ir Seime buvau ir, sakykime, iš anksto pasakyti, su kuo tu jungsiesi, su kuo tu nesijungsi, tikrai tai neįmanoma. Nes nežinai, kas papuls, kas nepapuls. O visose partijose yra įvairių žmonių, kurie, sakysim, patinka, nepatinka. Tai šiandien atsakyti praktiškai neįmanoma į tokį klausimą. Tai yra milžiniškas Lietuvos praradimas
išvykimas, nes tai yra ekonominiai emigrantai, ne politiniai ar kokie nors kitokie. Ir dėja dalis jų negrįš, jų vaikai nekalbės lietuviškai. Ir iš tikrųjų tai yra skaudi žaizda, jį kraujuoja ir visom išgalėm mes turime ją išgydyti. Tai va, toks būtų turbūt vienas iš programinių uždavinių. Saugumo ir gynybos programos žadam detaliau padirbėti ir paskelbsime savo programą spaudoje per kitas žiniasklaidos priemonės. O šiandieną, kaip jau minėjau, svarbiausia problema tai yra ekonomika, konkurencijos didinimas, socialinis teisingumas ir, kaip Edvardas pasakė, tautiškumas, nes turime išvykti, būti lietuviais. Tai, manau, viskas to yra pasakyta.